Sveiki, noriu Jums parodyti patį paprasčiausią būdą sudėti kubiką Rubiką be jokių formulių. Būdas yra paprastas. Tokie būdai internete vienetiniai vienetai. Juos sunku rasti. Tik noriu Jums parodyti, kaip surinkti kubiką Rubiką be formulių. Taigi pradedam. Renkam baltą spalvą ant baltos spalvos. Pirmas lapas mūsų būtų kryžius su atitinkančiom spalvom šonėm. Taigi darom taip. Šitą baltą spalvą mes verčiam į apačią. Lieka geltonas viršui ir ant šito geltonas viršaus mums reikia sudėti baltą spalvą šonuose. Ieškom baltų spalvų vidury kubo, kad būtų baltos spalvos. Štai turim baltą spalvą, mums šitą baltą spalvą reikia įkelt į viršų. Sukam. Taip, iškeliam jį į viršų. Žiūrim toliau. Turim dar vieną baltą. Keliam jį į viršų. Turim dvi spalvos. Liko dvi. Žiūrim vėl kubę vidury baltos spalvos. Štai. Turim baltą spalvą vidury. Reikia mums įkelti čia. Iškeliam jį į viršų. Žiūrim toliau. Tai baltos spalvos mes neturim. Bet turim baltą spalvą čia. Šią baltą spalvą reikia įmest į kubo vidurių. Sukam. Pažiūrėsim, ką galim išsukti. Štai taip. Štai taip. Štai taip vat. Pas mus atsirado balta spalva viduryje. Šią baltą spalvą mums reikia įmesti į čia. Vėl iškeliam tokiu būdu į viršų. Gaunam 4 baltas spalvas ant geltonos. Šitas dabar baltas spalvas mums reikia iškelti į apačią, kad gautumėm baltą kryžių su atitinkančiu spalvom šone. Taigi darom taip pat. Baltą spalvą su šita spalva žalia vedam prie žalios, žalia, kad būtų vienos spalvos, dvi žalios, viršų baltas. Išsukam į apačią. Prie baltos spalvos. Balta, žalia. Taip, žiūrim toliau. Oranžinė spalva. Vedam oranžinę prie oranžinės spalvos. Štai oranžinė, balta. Ja irgi į apačią. Štai žiūrim baltą, mėlyną, prie mėlyną. Išsukam į apačią. Štai viena spalva. Raudonas su raudonu. Išsukam į apačią. Apverčiam. Vat, gavom baltą kryžių su atitinkančiom spalvom. Dabar kitas etapas mums reikia sudėti baltas spalvas į čia ir kad susirinktųsi visos spalvos vienoje vietoje. Dabar mes žiūrim baltas spalvas apačioj. Žiūrėjom čia, dabar žiūrim čia apačioj. Štai yra balta spalva su oranžiniu ir žaliu. Ieškom oranžinės ir žalios spalvos. Žalia spalva, oranžinė spalva. Tai šią su oranžiniu ir žaliu baltą spalvą nuvedam atitinkančią vietą. Atitiktų oranžinį prie oranžinio, žalia prie žalio. Šią baltą spalvą mums reikia kelti čia. Tai tokiu būdu. Šitą mes nuvedam, leidžiam į apačią, grąžinam atgal, keliam į viršų. Gavom atitinkančią su balta. Žiūrim toliau. Turim baltą. Su spalvom mėlyna, raudona. Vedam prie mėlynos raudonos. Štai. Mėlyna, raudona su raudonu. Šią spalvą mums reikia įkelti čia. Nuvedam šitą baltą spalvą į šoną. Viršų mes į apačią. Ir grąžinam. Taip. Ir šitą keliam į viršų. Štai. Surinkom, liko viena spalva. Žiūrim, ar yra balta spalva. Baltos nėra. Jinai čia, apačioj. Tai šią spalvą mums reikia įkelti į šoną, į trečią eilę. Darom taip, iškeliam mes ją į čionais. Vat, štai taip. Štai taip. Vat, turim baltą apačioj. Išėjo mūsų dar vienas iš šono.
mes jį įdėsim. Štai va, žiūrim, raudonas prie raudono, žalias prie žalio. Šią spalvą mums reikia į čionais. Nuvedam į šoną, nuleidžiam į apačią, grąžinam atgal ir keliam į viršų. Kur mūsų turim baltą spalvą su oranžiniu ir mėlynu. Nuvedam prie oranžinio ir mėlyno, štai oranžinis, oranžinis, mėlynas prie mėlyno. Šią spalvą į viršų. Apačią, dešinę į apačią ir grąžinam atgal. Štai taip ir štai taip. Vat. Turim surinkę baltą viršui ir visos spalvos vienoje vietoje. Pirmas aukštas pas mus yra gatavas. Tai šitą surinktą pirmą aukštą mes verčiam. Jeigu čia daugiau mes jį neliesim, kol kas neliesim. Dabar mums reikia surinkti visas spalvas antram aukšte. Darom kitą būdą taip. Šitos vat mums reikia įkelt arba į kairę, arba į dešinę. Geltonos spalvos mes neliečiam, mes jų nekaitaliojam, nes geltonos turi likti viršui, jas niekur neperkelinėjom. Taigi žiūrim spalvas, kurias reikėtų arba į kairę, arba į dešinę. Va, pas mus mėlynas, raudonas. Vedam mėlyną, mėlynos spalvos taikom į mėlyną. Štai, mėlynas į mėlynas, atitaikė, viršui raudonas. Šį mums reikia įmesti į šitą pusę. Šitą paimti ir įsukti į šitą pusę. Darom taip. Toksai būdas. Į kurią pusę mums reikia įmesti. Sukamės į kairę. Šitą pusę. Sukamės į viršų. Ir grąžinam. Štai taip. Ir į apačią. Baltas pas mus žiūrim, apverčiam išėjo iš čionais. Ir įstatom jį atgal tokiu pačiu būdu, kaip ir darėm. Išsukam į dešinę, nuleidžiam į apačią ir grąžinam. Štai taip ir štai taip. Vat. Įdėjom, dvi spalvas jau įdėtos. Žiūrim toliau, be geltonos spalvos. Mes juos niekur nekaitaliojom. Žiūrim, mėlynas, oranžinis. Mėlyna, vedamės prie mėlyno. Štai, mėlyna, mėlyna, oranžinė. Žiūrime, kur oranžinis pas mus šitoj pusėje. Tai šitą kvadratėlį mes keliam čionais. Reiškia, šitą viršų mes išsukam atgal, į kurią pusę dėsim į viršų ir grąžinam. Šitą čia ir šitą čia. Vėl balta spalva pas mus išėjo. Grąžinam šią baltą spalvą atgal. Štai taip. Štai taip, atgal į viršų. Štai taip. Žiūrim toliau. Raudonas, žalias. Vedam raudono prie raudono. Štai taip, žalia spalva. Kur pas mus žalia spalva. Šitą kvadratėlį mums reikia čia. Reiškia, jį laikom taip. Nuvedam, į kurią pusę mums reikia įkelti šitą. Į tą pusę keliam į viršų. Ir viską mes grąžinam atgal. Vėl baltas mums išėjęs. Grąžinam baltą atgal. Taip. Taip. Ir va taip. Žiūrim. Liko pas mus viena spalva. Žiūrim viršui vieną spalvą. Štai jinai. Žalia, oranžinė. Vedam žalią prie žalio. Štai. Žalia, žalia, oranžinė. Oranžinė pas mus čia. Šitą kvadratėlį įkeliam čionais. Tai šitą viršų mes vėl į tą pusę. Šitą mes keliam į viršų ir viską grąžinam atgal. Taip. Ir va taip. Vėl išėjo baltas. Baltą vėl mes grąžinam atgal į šoną. Ir taip. Ir taip. Ir į viršų. Štai. Surinkom du pilnai sudėtus aukštus su baltu. Liko mūsų paskutinis aukštas. Liko paskutiniam aukšte. Mums reikia surinkti raidę L.
teisinga raidė L. Gali būti pas jūs jau kryžius gautas. Jau ir L raidė yra teisinga ir lygi linija arba linija. Jeigu jau yra linija, pradedam toliau daryti kombinaciją, kol mes negausim kryžių, nes po linijos gaunasi kryžius. Bet dabar aš jums parodysiu, kaip gauti L teisingą raidę, po L raidės, vat štai tokią liniją. Darom tokiu būdu. Nėra jokio skirtumo. Kaip mes jį laikysim, ar taip, ar taip, ar taip. Spalvas taikyti nebūtina. Bet pačias svarbiausias dabar mums gauti L raidę. L raidę. Darom kitą būdą. Mes priekį, vat, štai šį vat priekį, apačioj, verčiam į dešinę. Šitą šoną mes verčiam į viršų. Viršų verčiam į kairę. Ir viską grąžinam į apačią, į dešinę ir atgal. Štai taip. Nieko nesigavo, aišku. L raidės nėra. Nepergyvenkit. Padarysim, kad būtų. Vėl darom tą pačią kombinaciją, kad gauti mums L raidę. Priekį, šitą vat priekį mes į dešinę, šitą šoną į viršų, viršų mes į kairę. Ir viską po to vėl grąžinam. Šitą į apačią, kur vertėm į kairę į dešinę, priekį į kairę. Štai. Gavom L raidę. Arba taip, arba taip. Nu, žodžiu, gaut L mums raidę. Šitą gautą L raidę mes statom būtinai taisyklingai. Taisyklingai tai yra L raidė turi būti taip. Tik tais taip. Taip jinai negali būti. O taip jinai negali būti. Būtinai turi būti taip. Jūs žiūrint, L raidė turi būti būtinai taip. Darom tą pačią kombinaciją. Priekį mes į dešinę. Šitą šoną mes keliam į viršų. Viršų į kairę. Ir viską vėl grąžinam į apačią, atgal ir atgal. Štai, gavom liniją. Linija turi būti irgi stovėti teisingai. Negali būti stovėti taip, negali stovėti ir taip. Būtinai, kad jinai stovėtų taip. Spalvas mes netaikom, nes nėra prasmės. Dabar mes renkam kryžių. Turim juostą, po L raidės turim juostą. Šitą juostą mes atom būtinai taip. Ir vėl ta pati kombinacija. Priekį, juostos, priekis jūsų vėl į dešinę. Šitą šoną mes vėl į viršų. Viršų mes vėl į kairę. Ir viską grąžinam atgal. Štai taip ir štai taip. Vat. Gavom geltoną kryžių. Dabar šitas geltonas kryžius turi atitikti vienodas spalvas šone. Tas paskas ir su baltu buvo, dabar turim ant geltonos surinkti atitinkančias spalvas šone. Pas mane, kai va, matau, viena spalva jau yra atitikus, pas jūs gali būti nei vienos neatitikė, gali būti dvi atitikus spalvos. Pas mane viena. Tai čia jau kita jau kombinacija. Šitą spalvą, kur jau atitikus jinai, mes laikom dešiniai pusėje, štai taip, štai taip, ne taip. Ne šitoj pusėje, o būtinai turi būti šitoj pusėje. Dešiniai pusėje. Ir darom kitą kombinaciją. Šitą vad, kur atitiko spalvas, laikom dešiniau. Tai šias pusę mes keliam į viršų. Į viršų mes į kairę. Vėl šitą į apačią. Vėl viršų į kairę. Vėl šitą šoną į viršų ir į viršų 2 kartus. 1, 2. Ir grąžinam į apačią. Štai taip. Žiūrim dabar spalvas. Pasukam, kas gavosi. Viena atitiko spalva, kita atitiko. 2 spalvos atitikusios. Šitas 2 spalvos atitikus statom mes taip. Vieną dešiniau, kitą apačioj. Gale, dešiniau. Turi būti būtinai taip, ne taip, ne taip. Būtinai va taip pat. Kur atitiko, galas, šonas. Ir vėl tokia pati kombinacija. Šitą mes keliam į viršų. Į viršų mes vieną kartą. Ta. Grąžinam. Taip. Vėl mes taip.
viršų keliam. Viršų ir viršų mes 2 kartus. 1, 2. Ir grąžinam atgal. Pasakam spalvas, pažiūrim, kas gavosi. Taip. Atitiko spalvas, atitiko, atitiko, atitiko. Štai, turim geltoną kryžių su atitinkančiom spalvom šone. Štai taip. Dabar mums reikia surinkti geltonas spalvas ir pilnai spalvas atitinkančias. Dabar mes darom taip. Žiūrim. Imam vieną patinkantį kokį nors, tai gali būti šitas, nėra skirtumų, kaip jūs dabar laikysite, pačią svarbiausia, kad atitiktų jūsų spalvas, jį nekatiriu. Renkatės vieną iš šoninių patinkantį, jums spalvą, žiūrėt, galima net paderinti, kad apsukus jau gautųsi taip, kaip reikia. Vat, pavyzdžiui, vat, žalias, žalias, raudonas, raudonas, geltonas, geltonas. Pavyzdžiui, šią spalvą jinai jau nesikatelios. Kaip sakom, ją galima palikti šitoje vietoje. Žiūrim kitas spalvas, kad atitiktų pagal esančias šitas spalvas. Čia netitinka spalvos. 2 net netitinka, viena geltona atitinka, žiūriu. Čia 2 spalvos, viena netitinka. Tai vienu žodžiu, renkamės savo patinkantį kampą, kokį norit kampą savo patinkantį ir darom tokią kombinaciją. Šitą patinkantį kampą jis jau nesikatelios, kateliosis tik tais šitie 3 kampai savo vietom spalvos. Tai kad va, šitą pusę mes laikom kairiau, mes jos niekur nesukam. Darom kitą kombinaciją, kaiteliojam šitas, kad atitiktų spalvos esančias šonuose ir geltonai viršui. Kombinacija tokia. Šitą laikom. Taip. Taip. Dešinę pusę mes keliam į viršų. Į viršų mes išsukam tą pusę. Šitą pusę mes keliam į viršų. Į viršų mes atgal grąžinam. Šitą mes leidžiam į apačią. Šitą mes grąžinam atgal. Šitą pusę mes į apačią. Ir viršų mes grąžinam atgal. Žiūrim, ar dabar atitinka spalvos. Spalvos netitinka. Nei čia, nei čia, nei čia. Tik tai čia, kurį mes išsirinkom šitą spalvą. Jums reikia daryti šią kombinaciją iki tol, kol nesurinksite vieną kampą pilnai su geltonu čia esančiu. Va taip pat. Vėl darom tą pačią kombinaciją. Vėl šitą pusę mes keliam į viršų. Šitą mes išsukam į tą pusę. Šitą mes į viršų. Į viršų mes grąžinam atgal. Šitą šoną mes į apačią. Viršų. Taip. Šitą šoną į apačią, į viršų. Ir taip. Žiūrim, kas pas mus gavosi. Šitą mes neretim, kaiteliojam tik tai šitas 3. Žiūrim. Štai. Pas mus atitiko vienas kampas, net 2 kampai atitiko. Atitiko net 2 kampai. O, matot, susirinko pas mus. Jeigu taip susirinko pas jūs, vienas kampas ir atitinkančios spalvos šonuose, pažiūrėk, kaip čia geltona, geltona, oranžinė, oranžinė, žalia prie žalio. Ir čia raudonas prie raudono, žalias prie žalio, geltonas prie geltono. Štai. Ir vienas surinktas kampas. Jūs tą kombinaciją darot tol, kol nesurinksite pilnai kampą ir atitinkančias spalvas. Jeigu taip jau gavosi, kaip pas mane dabar jau, vienas kampas surinktas, pas mane 2 kampai surinkti, gali ir susirinkti tik tais vienas kampas. Tai šitas kampas, kur spalvos jau atitinka, mes laikom būtinai taip, nes tik tais dirbsim tik tai su viena pusė, su šita pusė tik tais dirbsim. Šitos surinktus kampus mes paliekam kairiai pusiai. Darom kitą kombinaciją, kaitaliojam šitos kampus. Juos įstatyti į vietą, kad jau atitiktų. Kombinacija tokia paprasta jinai, lengvai jinai atsiminama. Tai ką darom taip, apačią mes vedam į kairę, šitą šoną mes vedam į apačią, vėl po to grąžinam į kairę, keliam į viršų, vėl apačią kairę, šoną į apačią, apačią mes grąžinam, šitą mes į viršų. Štai
spalva atitiko. Daryti tol, kol spalva nepasikeis į tinkamą vietą. Galima ir 4 kartus daryti, ir 6 kartus. Tai va, pas mus atitiko jinai. Čia jūs nepergyvenkit, kad jie taip išsibarsti, jie po to įsistatys atgal. Čia nieko tokio baisaus, man pačiu svarbiausia keisti šitas spalvas į savo vietas. Tai kur mes jau surinkom šitą patį viršų, dabar mes jį nuvesim į šoną, niekur nekaitaliuojant kubiko rubiko. Ta šoną, kurį mums dar reikia surinkti, mes jį į šitą pačią vietą, kur mes kaitaliuojam čia, persukam jį į šitą pusę. Dabar dirbsim vėl. Vėl tokia pati kombinacija. Į šoną, į apačią, vėl šoną grąžinam, vėl keliam į viršų, vėl apačią, šoną, šitą šoną mes į apačią, vėl mes grąžinam gal, šitą mes keliam į viršų. Netitiko, darom dar. Vėl taip, vėl taip. Šitą apačią vėl mes grąžinam, šitą mes keliam į viršų, kartuojam dar. Taip, šitą mes į apačią, apačią mes į šoną, šitą mes į viršų. Štai atitiko spalvas, pataikėm. Dabar pasukom jas pagal savo spalvas. Štai kubikas rubikas surinktas. Labai paprastas būdas, be jokių formulių, be nieko, paprastai savo susirinkti. Ačiū Jums labai. Dėkui viso.